Labą dieną, labą dieną. Dabar aš jums vieną receptas parodysiu. Kokia receptas? Čia yra gėrimas, tokis kokteilinis tokia gėrimas, labai specialius. Kas mėgsta pirtis, kas mėgsta hamamas, o tokias, žinai, activities, labai rekomenduoju visiems. Pabandyk, tikrai gerai. Mes Türkiye videoya pirtis, video hamama gėrim. Šitas dalykas. Be alkoholinis, visiems vaikams tinka, iš karto sakau. Taip, dabar ką turim čia? Čia yra ayran, natūralius jogurtinio gėrimas, suntat ayran. Kodėl aš sakau suntat ayran? Rinkoje yra panašus brandas, panašus pavadinimas gėrimas yra. Aš jos asmeniškai nerekomenduočiau. Aš jums dabar kalbėsiu apie suntat ayran. Suntat ayran yra originalus ayranas. Ir čia yra originalus turkiškas skonio ayranas. Yra rinkoje pavadinimas ayranas ar dar kažką. Jos yra, būna, kad gazotas būna, arba per daug druska buvo. Aš šitai yra neoriginalus skonis. Turėtų būti nedaug druska, turėtų būti negazotas. Toks originalus ayranas yra Lietuvoje, yra suntat ayranas. Galima surasti Garūnų gatvė 56 arba iš mūsų klientės, gal kokios parduotuvės arba kebabinės irgi perka iš mūsų ir jie irgi parduoda. Garūnų 56. Šitos prekės pas mus yra šiuo metu yra 50 centų, 250 ml. 1 litrė €85, 1 litrė natūralius ayranas, €85. Ir suntat yra, turi priekinę ženklą, tokias logotipas aš jums parodysiu, ir lietuviškas aprašymas iš karto ant paketės originalą yra. Ir čia ne Lietuvoje pagamintas prekės, čia yra turkiškos žmonės, savininkas, atidarė fabriką Europoje. Ir jie čia ir pagamina. Dėl to, kad Turkija ne Europos Sąjungos, neįmanoma atvežti pieno produktą tiesiai iš Turkijos, dėl to turkiškos žmonės atidarė savo fabriką Europoje ir pagamina ayranas. Taip, dabar apie receptas. Čia yra mūsų stiklinės, labai gražius stiklinės turim. Taip pat irgi parduodam pas mus. Čia yra Kızılay mineralinių vandenis. Be skonis, be nieko, tiesiog mineralinių vandenis, gazotas, natūralių magnių šaltinis. Ir atidarom ayranas. Parodyk čia. Ayraną atidarom. Ir mes visada būna čia švieži data, pavyzdžiui, 4 mėnesį 3 dieną, švieži data. Ir ayranas neturėtų būti pusę metų įgaliojimas data irgi. Rekomenduoju, kad neturėtų būti ayranas, turėtų būti įgaliojimas data maksimum 45 dieną ar kažką tokia. Kažkiek keičiasi, bet ne pusę metų tikrai. Dėl to, kad čia yra šviežių prekės. Ayranas įdėjom į stiklinę. Dar įdėsiu. Tiesiog ayranas įdėjom. Ir kažkiek Kızılay natūralinių mineralinių vandenis įdėsiu. Taip. Ir strinas, natūralius strinas. Tiesiog per pusę darot. Ir įdėjom labai gražiai. Ir galima miksuoti, šiuo metu aš šaukštą neturiu su ko miksuoti. Žinai ką, viduje pirtis šitas gerkit, kur labai karšta vasarinis gėrimas, pavyzdžiui. Ir after party tikrai gerai. Ir ayran, ir Kızılay after party labai gerai. Spaudimą reguliuoja ir valo, žinai. Gazotas ayranas, kaip tokias gazotos ayranas išeina, bet čia yra su mineraliniu vandenis padarytas. Ir tikrai geras skonis. Viduje, jeigu gersit viduje pirti, tikrai tokia labai švelnus, tokia čia jaučiasi visur, čia organizmą jaučiu šitas skonis, labai švelnus. Tada papildoma gal 5 minutės gal sėdėsi viduje pirtis, jo. Aš manau labai sveika, būtinai pabandykit.